Sveiki! Dabar mokysimės, kaip reikia dirbti su Google disku. Į Google diską reikia įeiti, atsidarius savo elektroninį paštą ir paspaudus ant šitų 9 taškelių, pasirinkti diskas ir jums jis atsidarys. Štai čia yra mano Google diskas ir viskas, ką aš jame matau. Kairėje esantis štai šitas sąrašas gali skirtis, pas mane galbūt rodo vienaip, o pas jūs gali atrodyti kitaip. Tai priklauso nuo to, ką jūs tame Google diske turite. Failai esantis Google diske ir aplankai, žinoma, irgi bus kitokie negu pas mane. Jeigu pas jūs užrašai yra angliški, mums reikėtų pasikeisti kalbą į lietuvių. Pasikeisti kalbą į lietuvių galima keliais būdais. Štai čia viršuje yra toksai dantratis. Visur kompiuteriuose, kur matote tokį ženklą, tai reiškia, kad tai yra kažkokie tai nustatymai. Paspaudus šitą dantratį, pasirenkame nustatymai, pavažiuojame šiek tiek žemiau ir susirandame žodį kalba ir paspaudžiame mygtuką pakeisti kalbos nustatymus. Na, jeigu pas jūs rodo angliškai, o ne lietuviškai, tai čia turėtų būti parašyta language, na ir change language settings ar kažkas panašaus. Paspaudus šį mygtuką galime pasirinkti norimą kalbą. Jeigu jums nėra pasirinkimo lietuvių kalba, tada spaudžiam mygtuką pridėti kitą kalbą arba add new language, jeigu angliškai. Tai paspaudus mygtuką galim susirasti kalbą, kokios mums reikia ir paspausti išsaugoti. Visų pirma, kas tas Google diskas? Žinau, kad yra tokių žmonių, kurie šiek tiek nesigaudo, kuo skiriasi failai esantis mūsų kompiuteryje nuo failų esančių Google diske. Vienas iš pagrindinių skirtumų yra toks, kad jeigu jūsų kompiuteryje nėra interneto, tai jūs Google disko nepasieksit ir visų failų esančių jame tikrai nematysit. O kompiuteryje esančius failus ir aplankus jūs matysite, net ir be interneto. Nes visi dalykai, kuriuos jūs turit savo kompiuteryje, yra grinai kompiuteryje. Jeigu norite tiksliau, tai yra kompiuterio kietajame diske. O tai kur yra štai šitie visi failai ir aplankai? Visi šitie failai yra Google serveriuose. O serveris tai yra tam tikro tipo kompiuteris. Reiškia kažkur pasaulyje, ar Amerikoje, ar kitoje šalyje, tie mūsų failai, kuriuos mes įdedam į Google diską, ir yra. Tik mes jų nematome ir nežinome tiksliai, kur jie. Taigi vien dėl to, kad Google diskui reikia interneto ir kad mūsų failai yra kažkur tolimame kompiuteryje, tai mums leidžia matyti Google disko failus ir savo kompiuteryje prisijungus prie savo pašto, ir kitame kompiuteryje prisijungus prie savo pašto, ir telefone prisijungus prie savo pašto. Žodžiu, bet kokiame įrenginyje, kuriame turime internetą, mes galime matyti visus failus, kurie yra Google diske. Bet jeigu interneto neturime, jokių failų esančių Google diske mes nematysime. Taigi, pasižiūrėkime, ką mes matom kairėje. Kairėje pusėje jūs turėtumėte matyti užrašą mano diskas. Jame yra tik tai, ką jūs į jį įsidedat. Ir tai, kas yra mano diske, matote tik jūs. Niekas daugiau to nemato. O jeigu turite bendrų diskų, tai jos mato visi žmonės, su kuriais tas diskas yra pabendrintas. Aš šiuo atveju matau štai šitokius bendrus diskus, jūs galbūt matote kitokį sąrašą. Jeigu norime, kad mūsų aplankai būtų išdėstyti šiek tiek kitaip, mes galime tai pakeisti. Yra štai šitoks mygtukas, tokie 6 kvadratėliai. Paspaudus šį mygtuką, diskai yra rodomi nebe sąraše, o štai šitaip. Jie yra didesni ir net su dideliais paveikslėliais. Paspaudus tą patį mygtuką dar kartą, vėl diskus matome išdėstytus sąraše.
Žinau, kad yra žmonių, kurie norėtų sukeisti aplankus vietomis. Pavyzdžiui, aš norėčiau, kad žurnalas man būtų pats pirmas, o pavyzdžiui, aplankas bendras būtų koks nors 3 ar 4. Na, taip padaryti negalima, nes kompiuteris paprastai veikia pagal tam tikras taisykles. Kokios tai taisyklės? Šitie aplankai yra išdėstyti pagal abėcėlę. Aplankas archyvas yra pats pirmas, nes jis prasideda raidė A. Bendras yra antras, nes toliau eina raidė B. O žurnalas yra paskutinis, nes tai yra paskutinė abėcėlės raidė. Užeikime pavyzdžiui į aplanką bendras ir pasižiūrėkime, kągi mes čia turime. Pavažiuokim šiek tiek žemiau. Štai čia matome visokius aplankus ir failus. Ir mes juos galime surikiuoti pagal tam tikrus kriterijus. Virš visų failų yra štai tokie žodžiai. Pavadinimas, paskutinį kartą pakeista bei failo dydis. Tai ir yra kriterijai, pagal kuriuos failus paprastai galima surikiuoti. Kaip tai padaryti? Labai paprasta. Jeigu mes norim surikiuoti failus pagal jų pavadinimą, kitaip tariant pagal abėcėlę, tai spausime ant žodžio pavadinimas. Jeigu norime juos išrikiuoti pagal datą, tai yra kada jie paskutinį kartą buvo pakeisti, tai ir spausim ant šitų žodžių. Na, o išrikiuoti failus pagal dydį Google diske bent jau kol kas yra negalima. Galbūt kada nors atsiras tokia funkcija. Jeigu tai bus, tai reikės tiesiog paspausti ant žodžių failo dydis. Na, tai pabandykim ir pasižiūrėkim, kaipgi tai atrodo. Taigi, paspaudus ant žodžio pavadinimas, failai persirikioja. Matot, dabar yra mažėjimo tvarka 13, 12, 11 ir taip toliau. Paspaudus dar kartą ant žodžio pavadinimas, jie vėl persirikioja didėjimo tvarka. Jau 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Arba mes galim spaudinėti ant žodžio pavadinimas, arba ant štai šitos rodiklės ir jie susikeičia vietomis. Kaip kompiuteris tai daro? Kompiuteris žiūri į kiekvieno failo arba aplanko pačią pirmą pavadinimo raidę ir pagal ją nusprendžia, kuris failas bus rodomas aukščiau, o kuris žemiau. Bet jeigu įmatote, su šiais aplankais buvo šiek tiek pagudrauta ir norėta kompiuterį apgauti. Kiekvieno pavadinimo pradžioje čia buvo surašyti skaičiai. Tokiu atveju kompiuteris juos rikiuoja pagal tuos skaičiukus. Na, o jeigu skaičiukai čia nebūtų surašyti, tada aplankai būtų buvę išrikiuoti pagal pavadinimo pirmąją raidę. Na gerai, pasižiūrėkime, kas nutiks, jeigu paspausime ant paskutinį kartą pakeista. Paspaudus mes matome 3 pasirinkimus. Pastarąjį kartą keista, paskutinį kartą mano pakeista ir pastarąjį kartą mano atidaryta. Tai pasirinkim vieną iš šių variantų ir štai čia šalia šito pavadinimo vėl atsirado rodiklė. Anksčiau rodiklė buvo čia prie žodžio pavadinimas, o dabar ji yra prie žodžių paskutinį kartą pakeista. Kodėl taip yra? Ta rodiklė parodo, pagal kokį kriterijų šiuo metu yra surikiuoti failai. Mes negalime surikiuoti failų pagal abu kriterijus iš karto. Arba pagal vieną, arba pagal kitą. Taigi, jeigu matote rodiklę, žinosite, kad pagal šitą kriterijų viskas yra išrikiuota. Na tai pasižiūrėkim, kaipgi čia yra išrikiuota. Pirmasis aplankas yra pakeistas rugsėjo 19, po to rugsėjo 11, po to rugpjūčio 31, kovo 20 ir taip toliau. Jeigu paspaustumėm rodiklę dar kartą, failai susirikiuoja atvirkščiai. Iš pradžių matosi kovo 20, po to rugpjūtis, po to rugsėjis ir taip toliau. Dabar pasikalbėkime apie tai, kas yra failas, o kas yra aplankas ir kuo jie vienas nuo kito skiriasi. Aplankas yra tarsi segtuvas. Na, juos įvairiai vadina. Vieni vadina segtuvais, kiti papkėm, na, rusiškas vertalas, kiti vadina aplankais, dar žinau žmonių, kurie vadina tai direktorijomis. Nežinau, kaip jūs dar vadinate, bet tai yra tiesiog aplankas, į kurį mes susidedam failus. Na, o failai, panašiai kaip ir realiame gyvenime, yra tai, ką galime įsidėti į segtuvą.
Tai įvairūs dokumentai, paveikslėliai, audio ir vaizdo įrašai ir panašiai. Aplankas kompiuteryje vietos neužima. Vietos užima tik failai. Pavyzdžiui, štai šitas failas užima 68 kilobaitus. Kas tie kilobaitai, kaip žinoti, ar čia daug ar mažai? Na aišku, kuo didesnis skaičius, tuo daugiau failas užima vietos. Už kilobaitą yra didesnis megabaitas, už megabaitą didesnis gigabaitas, po to eina terabaitas ir taip toliau. Čia panašiai kaip sveriant maisto produktus. Yra gramai, kilogramai, o kompiuteryje yra kilobaitai, megabaitai, gigabaitai ir taip toliau. Šioje vietoje yra rodomos failų miniatiūros. Jose beveik galima įžiūrėti, kas yra tų failų viduje. Kodėl tos miniatiūros čia yra rodomos? Jos tikriausiai buvo sukurtos tam, kad galėtumėte matyti, su kuriais failais jūs neseniai dirbote. Tai yra, kokius failus jūs atsidarėte, kokius redagavote ir panašiai. Pavyzdžiui, prie šio failo yra parašyta, jūs redagavote vakar. Reiškia, vakar aš su šiuo failu kažką veikiau. Paspaudus su pelyte 2 kartus ant vienos iš šių miniatiūrų, failas atsidarys. Tai labai patogu, nes nereikia to failo ieškoti, kur jis yra pasislėpęs. Tiesiog jį atsidarome ir galime su juo pradėti darbuotis. Na, bet aš šito failo dabar neatidarysiu, nes nenoriu, kad matytųsi jame esantis duomenys. O jeigu jūs jį sugalvotumėt ištrinti iš šičia, tai jis išsitrintų iš originalios vietos, kur tas failas yra. Todėl šitų failų nereikėtų ištrinti. Jie yra jums tik pasižiūrėjimui, ką jūs paskutiniu metu darėt. Beveik visus tokius pat veiksmus, kokius galima atlikti Google diske, galima atlikti ir su savo kompiuteryje esančiais failais ir aplankais. Pavyzdžiui, galime pakeisti jų peržiūros būdą, sąrašą arba miniatiūras. Galime juos perrikiuoti pagal abėcėlę arba pagal kitą kriterijų. Na ir priklausomai nuo to, su kokiu jūs kompiuteriu dirbat, rikiavimo kriterijai gali būti įvairūs. Failus galima rikiuoti pagal dydį, pagal redagavimo datą, pagal jų rūšį ir taip toliau. Bet esmė visur ta pati. Paspaudus ant norimo kriterijaus, failai pagal jį ir persirikiuoja.